Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Savaitgalio metu kelių policijos skyriaus pareigūnai skubėjo iš vieno įvykio į kitą, fiksuotas sužalojimu, o vienas eismo įvykis baigėsi net žūtimi. Sekmadienio vakarą apie 22 val. Lazdijų rajone kelyje Seirijai Vižieniai Kaktomuša susidūrė du automobiliai. Nelaimė įvyko, kai 33 metų Audi 80 vairuotojas išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir rėžėsi į automobilį Mazda 5. Eismo įvykio metu žuvo Audi 80 vairuotojas, taip pat buvo sužaloti viso 5 asmenys, tai yra 3 Audi 80 važiavę keleiviai bei Mazda 5 vairuotojas ir keleivė. Pirminiais duomenimis automobiliu Audi 80 važiavo 6 asmenų kompanija. Ar žuvęs vairuotojas buvo blaivus, paaiškės, kai bus ištirtas jo kraujo mėginys, dėl ko įvyko skaudi nelaimė, aiškinasi pareigūnai. Na, iš tikrųjų, šitas kelias yra gana vingiuotas, kalnuotas, kelio danga vietomis yra siaura, turbūt matomumo stoka įtakojo šį eismo įvykį, kadangi iš tikrųjų ne visur matomumas yra geras, kelias yra labai vingiuotas, na, manytumėm, kad tai ir galėjo įtakoti šitą eismo įvykį. Dar 2 jaunų žmonių kompanijos pateko į avariją Alytaus rajone netoli Luksnėnų kaimo. Nelaimė įvyko sekmadienio vakarą. Automobilis BMW ketino sukti į kairę ir buvo sustojęs praleisti tuo metu tiesiai važiavusius automobilius. Nuo Alytaus atlėkęs 18-mečio vairuojamas Audi 80 rėžėsi į automobilio BMW galinę dalį. Eismo įvykio metu buvo stipriai sumaityti automobiliai bei buvo sužaloti 3 automobiliu Audi 80 važiavę keleiviai. Visi keleiviai yra nepilnamečiai, 16-17 metų amžiaus, kurie buvo pristatyti tiek į Alytaus ligoninę, tiek į Kauno klinikas. Pirminiais duomenimis abu vairuotojai buvo blaivūs. Na, priežastis turbūt būtų galbūt patirties neturėjimas, nes vairuotojas iš tikrųjų turi tik 18 metų, teisę įgijęs yra nepilnus metus, todėl manau, kad būtent įgūdžių stoka įtakojo šitą eismo įvykį. Gal galite truputėlį apie Audi 80 kompaniją ir policijai žinoma? Na, Audi 80 vairuotojas yra baustas už kelis pažeidimus, vienas viešosios tvarkos pažeidimas, kitas kelių eismo taisyklių pažeidimas, tačiau tai nėra kažkokie grubūs pažeidimai. Abu automobiliai sudaužyti nepataisomai. Kokiu greičiu važiavo 18-metis, tiria kelių policijos pareigūnai. Maždaug 20 metrų stabdžių žymės likusios kelyje rodo, kad greitis galėjo būti nemažas, tačiau net ir po stabdymo smūgio būtų labai stipraus. Automobilis BMW pastumėtas apie 30 metrų. Taip, tai buvo neeilinis savaitgalis, policijai aplamai, kadangi tai buvo joninių savaitgalis. Šitam savaitgaliui tikrai ruošiamės labai stipriai, organizavimo įvairias priemonės tiek viešosios tvarkos palaikymui, tiek eismo saugumo užtikrinimui. Dirbo labai daug pajėgų ir iš tikrųjų buvo nustatyta nemažai tiek kelių eismo taisyklių pažeidimų ir grubių ir menkų. Na, kaip matome, ne viską išėjo mums užtikrinti. Joninių savaitgalio metu užregistruota 10 įskaitinių eismo įvykių, iš jų 4 dėl neblaivių vairuotojų kaltės, net 9 žmonės patyrė sužalojimus. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.